meilė. Jeigu dabar paklausim tą mūsų klasiką tapusią klausimą, ar kai sėdėjome Ievos skanėstuose galėjai... Galėjau neįsivaizduoti, per 1,5 metų nugyvensim visą gyvenimą. Pilną nuotykių pokyčių. Mes sukūrėm šeimą, įsigijom 2 namus, įpusėjome remontą, auginame vištas, ančiukus ir vienas kitą. Skatiname vienas kitą siekti karjeros, bet namuose visada pasitinkam su meile ir palaikymu. Esi žmogus, iš kurio kasdien mokausi, tavo paprastumas, gerumas ir nuoširdumas. Ir optimizmas mane žavi ir įkvepia. Ačiū, kad leidai man būti savim. Ačiū už tavo meilę, švelnumą, dėmesį ir rūpestį. Ačiū, kad net lietai lyjant saugai ne tik mūsų namų, bet ir širdžių šilumą. Ačiū, kad kai būna pavargę, alkani ir murzini, vis tiek esi šalia. Ačiū, kad kasdienės laimės akimirkas, už tai, kad palaikai. Net ir beprotiškiausias mano idėjas ir padedi jas įgyvendinti. Ačiū, kad tapai tėčia Manueliai, švelniu, rūpestingu ir atsidavusi. Tavo meilė jai dar labiau priverčia mane tave mylėti. Daug yra tekę per gyvenimą sakyti ar rašyti, tačiau tikriausiai pirmą kartą viskas, ką noriu tau pasakyti, eina iš taip giliai, iš pačios esybės, kai kiekvienas žodis virpina širdį. Dėl nieko gyvenime nesu jautęsis taip užtikrintai, kaip dėl meilės tau. Pažadu tau būti tikru partneriu ir geriausiu draugu. Visa širdimi stengtis kurti mūsų bendrą ateitį. Pažadu girdėti tave, tavo idėjas, tavo norus, tavo tylėjimus. Pažadu ne tik klausytis, bet ir išgirsti. Nes tai, ką tu jauti ir kuo gyveni, yra ir mano gyvenimo dalis. Tavo mintis – tai, kas įkvepia mūsų ateitį. Esame įsitikinę, kad tavo idėjos ir mano entuziazmas jas įgyvendinti sukuria puikią sinergiją ir ne tik gražėja mūsų namai, bet ir tuo pačiu augame ir mes patys bei stipriname savo santykius ir ryšį. Tavo dėka išmokstu dalykų, įgyvendinu misijas, kurios mane augina ir leidžia jaustis tikru vyru. Aš renkuosi tave šiandien, rytoj ir visomis dienomis, kurios laukia mūsų gyvenime. Rinktis tave man reiškia rinktis tikrumą, bendrystę, pasitikėjimą, rinktis sielos namus, kuriuose jauti ramybę ir pilnatvę.